Sveiki, toks trumpas seminaras, sakykime, apie tai, kas yra 3D, 4D ir 5D realybės, ne? Kas tai yra iš tikrųjų pagal, amžinąsias žinias, kuo tai mums gali būti naudinga, kodėl verta tai žinoti. Dabar likimas, lemtis, tokias savokas daugiau mažiau žino visi. Bent vienas žmogus gyvenime yra susidūręs su būrėja, astrologu, su kokia tai močiutė žiniuonė, kuri jaučia, kuri kažką pasakė ir tai išsipildė. Arba su savo vidinė nuojauta, kurioje slypi žinojimas, kad tai anksčiau ar vėliau įvyks. Kuo tai remiasi? Mes prieš ateidami čia, gimdami į žemę, pamatom savo gyvenimo filmą. Jį parodo. Kaip filmą. Tokiu atveju gali būti žinomi lemtingi susitikimai, kaip pavyzdžiui, sutinkat kažkokį žmogų arba pamatot jo nuotrauką, arba tiesiog dar tik susitikot, bet dar esat nepažįstami, bet žinote, kad ateityje jau esat pažįstami. Tas lemtingas susitikimas turėjo įvykti. Tai turėjo būti. Kartais mes žinome net susitikimo pabaigą, o kartais nežinoma niekas, nes užmarštis veikia 100%. Arba užmarštis veikia tik kažkiek procentų. Užmarštis yra šio pasaulio elementas, kuris yra reikalingas tam, kad mes patirtumėm pilnu pagreičiu, kaip sakant. Nes kokia prasmė būtų žinoti, kad tai tikrai neišvengiamai įvyks ir to laukti, bijoti ir nepatirti viso santykio, situacijos džiaugsmo, laukiant pabaigos. Tarkim, paprastas variantas, susitikot savo gyvenimo tą antrą puselę vadinamąją džiaugsmingai, bet pavyzdžiui, jūsų tas susitikimas bus tik tais, pavyzdžiui, 20 metų, ne? Ir jūs pamatot, kad lygiai po 20 metų, pavyzdžiui, palieka kūną jūsų žmona, mylimoji, draugė. Ir tai, tarkim, tai įvyks ir jūs tai pamatot ir jūs negalėsit visus tos 20 metų džiaugtis tom nuostabiom akimirkom, patirti iš to santykio, išmokti kažką, nes mes čia nieko daugiau nedarom, kaip tik išmokstam ir plečiam sąmonę. Dabar sąmonė, jeigu taip sakyti, kas yra bendra prasme sąmonė, nes galima čia visaip filosofuoti. Sąmonė reiškia, kaip sakant, tai yra viršutinėse čakrose 1000 lapelių, būtent suvokimo, įsivaizduokim, kaip medžio lapeliai. Ir jie yra atsiskleidę arba neatsiskleidę. Tai dažniausiai, aišku, jeigu žmogus nieko dvasiško nepraktikuoja, ta prasme nieko, neturi jokių dvasinių praktikų, dvasinės praktikos yra ryšiai su visais pasauliais, kurie yra už materialaus pasaulio ribų. Materialus pasaulis yra visa šita mūsų visata ir jinai ta materialiai apreikšta, kuri anksčiau ar vėliau susinaikins ir išnyks. O nematerialus pasaulis yra amžinas ir jų yra ten daugybė planetų, visko begalė, dėl to ir tiek daug tų jogos ar skirtingų mokymų yra, nes jie savo pasaulį turi savo dievybės, dievo inkarnacijas ir elementus. Ir jeigu yra praktikuojama kažkokia tai praktika, tai čia atsiskleidžia sąmonė ir tai jau yra sąmoningas žmogus, dėl ko šiais laikais karmą galima pradirbti, sakykime, būtent per tos aukštesnius kūnus, kurie nėra karminiai. Nes jeigu jūs dauguma galbūt esat skaitę kaip Lazarevo tokio tipo knygas, jisai rašė apie karminį kūną, jisai buvo vis tik ezoterikas, karmikas ir kiekvienas tas kaip tie sluoksniai susideda iš daugybės elementų, dėl ko, pavyzdžiui, vieni žmonės atsiduria pas būrėją, kiti neatsiduria, dėl ko vieni studijuoja vakarietišką astrologiją, kiti rytų astrologiją, dėl ko kažkas, kas praktikuoja dvasinės praktikas, jie jau atsišlieja nuo astrologijos, dėl ko, pavyzdžiui, ir Trockis yra žinomas chiromantas, jisai yra pasakęs, daugumą straipsnių jo yra, nes jisai gan žinomas yra. Jo sąmonė jau yra, reiškia, 4 dieviškoji čakroje gimęs, kas būna tik 1 iš milijonų ir tokių žmonių yra daugiau pasaulyje. Nebūtinai tie guru, kuriuos jūs sekate, yra kažkur tai aukštesnius ar turi bent lašelį dieviškos sąmonės. Jie gali būti tiesiog labai gražūs kalbėtojai, čia tik šiaip.
Tai reiškia yra pasakęs, kad per savo praktiką, būtent, nes, pavyzdžiui, mano praktika yra astrologijos ir tuo pačiu per vidinį matymą galiu labai daug pasakyti, per tokią intuiciją, nebūtinai kartais naudoti astrologiją kaip įrankį. Tai jis yra irgi pasakęs, kad delnų linijos keičiasi. O dabar, kadangi yra satejūga, būtent šitiem, kas domisi Kali jūga, satejūga, Dvapara jūga ir taip toliau, visos jūgos ciklai, kurie yra sukurtas laikas, tai jūs žinot, kad vienas laikas išmatavimas yra čia, kitas yra kitose planetose ir taip toliau. Ir dauguma yra filmų prikurto, kai keliauja erdvėlaivis, nesvarbu, tai yra per fizinę plotmę, o realiai niekur nenukeliausim erdvėlaiviais, galima tik per sąmonę, per jogą nukeliauti, bet kur praktikuojam. Tai reiškia, jūgos ciklai, jie yra sukurti būtent kūrėjo Dievo apraiškų šitoje materijoje ir visada yra, reiškia, satejūga, Dvapara jūga, Kali jūga, dabar yra Kali jūga, amžiaus degradacijos epocha. Degradacijos epocha, kai daug yra požymių, bet reiškia bendras toks degradacijos lygis žmonėse, Dievo nebėra, nieko nebėra, aš pats arba iš vis tokia gyvuliška sąmonė, savybių nebėra, žudomi gyvūnai ir taip toliau. Ir tai tiesiog taip yra, bet būtent per šitą Kali jūgą mes turim palaiminimą, kad čia ateina Dievo inkarnacijos iš aukštesnių pasaulių ir gaunasi kaip satejūga, o aukso amžius, dėl to, jeigu kažkur esat girdėję tą savoką, tai yra aukso amžiaus savoka. Bet tai yra neginčytina tiesa. Galima rašyti, ką tik nori, galima plėtkinti, kaip sakant, bet tiesa yra tiesa. Tas satejūga Kali jūgoje pasireiškia tik tai per mantras ir per šventuosius, kurie iš kitų pasaulio atėjo ir kurie praktikuoja žmonės, kurie dieną iš dienos daro tas praktikas jogos, jie pajaučia tą aukso amžių. Visi kitie, kurie tik skaito postus, kurie ten užsiema kažkokiais tai karminiais dalykais, to nepajaus niekaip ir jokiam lygyje. Taigi gali jausti, kad tai yra, gali pamatyti kažkokius tai žmonės, kurie matosi, kad kažkas ten aukščiau yra, bet jie to nepajaus, tik per praktiką. Ta prasme, nei ten, kad prisitrinsite draugelius, kažkur, kad ten seksit, kad ten laikus dėliosit, kažkiek, tai aišku, tai rodo intenciją ateiti iki to, bet tik per praktiką. Realią širdies praktiką ir palaimą tame. Per darimą tai iš tokio tiesiog, tai yra mano, ne? Tai reiškia, jeigu dabar, pavyzdžiui, patektų šitie, visas pasaulis, taigi atsidurtų aukso amžiaus planetoje. Tai va, satejūga kaip buvo. Kas ten vyksta? Nėra ten kažkokių tai mašinų, buldozerių, dronų, pripustų lūpų, dažų, ten dar kažko, suknelių, su Versace ženkliukais ir visokiais kitais, namų, kaip pavaidinti viens prieš kitą nori, dar kažkokių tai absurdų. Nieko nėra, ten žmonės tiesiog sėdi, jie yra 5 dimensijoje, būtent šitoje išmatavime, pačioj pradžioj žemėje, kai būna satejūga, gimsta išminčiai brahmanai ir labai aukštos sąmonės ir jie visi kartoja mantrą. Tai įsivaizduojat, visas pasaulis dainuoja Hare Krishna mantrą. Ir dabar netyčia taip atsiduri, iš šito amžiaus ten pastatai tą aukso amžių tą žmogų, ką jis ten veiks, nei ten manikiūrą pasidarysi, nei ten su to buldozeriu pralėksi, nei tu ten bučiuosies kur nors, reiškia, tik tai sulauksi kažkokio aistrų objekto, nei tu ten norėsi pavaidinti kažkokį tai gražesnį, ar ten kažką pasistatyti, ar konkuruoti, pavydėti, įkelti Facebook'e postą ir susilaukti laikų. Tai ta prasme, nieko tokio nebus, tai ten tiesiog neegzistuoja tokie dalykai. Tai svajoti patekti ten, kur iš tikrųjų ne tavo sąmonė, tai irgi toks absurdo teorija. Šita mintis apskritai kilo dėl to, kad tenka lankytis tose ypatingose vietose, kur yra ypatingai aukšti dažniai ir vis tiek tenka pamatyti žmonių ypatingoje vietoje, aukštų dažnių vietoje, stebuklingoje vietoje. Ta prasme, lygiai tokių pat nelaimingų žmonių, lygiai tokių pat visko nepatenkintų žmonių, nes būdamas aukštų dažnių vietoje, tas žmogus užsiima tik tais karminę veiklą savo ten, bezdaliavimais kažkokiais, tai jisai nieko to nedaro, jis net negali tos aplinkos išjausti, tai yra kaip laideliai nesusijungia, jis yra ypatingoje vietoje, gal kažkur giliai jaučia kažką, bet jo sąmonė yra orientuota į kitką ir nėra to sąmonės pojūčio.
Ir dėl to vienoje ir toje pačioje vietoje vienas žmogus bus kažkokiuose tai aukštesniuose palaimuose ir neapsakomam džiaugsme, o kitas bus nelaimingas. Nes jam nebus ten ką veikti, jisai įsivaizduoja kokie nors kalnai, ten energija. Eini ir ten gera. Ir dabar atvesti kokį nors tiesiog karmiką, kuris eina į fabriką dirba arba eina į ofisą dirba, ten tą švarką lyginasi. Nu ką, neįdomu. Ta prasme, tos vatsatė jugos dažniuose nei ten pasiplėtkinsi su kuo, nei ten apšnekėsi kažką, nei ten pažvygausi su kažko. Ten tiesiog yra visiškai kitas pasaulis. Tai čia ir būtų tas 5D. Tai yra tada, kai sąmonė atitinka tą energetinę erdvę ir tai iš tikrųjų yra įmanoma dabar būtent 500 metų ir dar 9,5 tūkstančio metų Kaljugui tai yra duota, bet tik per praktikas. Tuo tarpu 4D, kaip sakant, ta sąmonė, čia tai tik tie pavadinimai, jokių būdų taip nereikia užsiciklinti, tai yra daugybė sudedamųjų, kas tai yra, bet 4D tai būtų, kai jūs savo likimą, tą lemtį ir likimą kuriat per aukštesnių jėgų pagalbą, tai yra visi angelai, tai gali būti reiki gydymas, tai gali būti pusdieviai, visos būtybės, kurios yra aukščiau šito 14 planetų lygių materialioje visatai, aukščiau šito ligmens. Ir per jas mes kuriam, nes mes ką darom, mes galim gauti gydymą, galim turėti sąlytį su aukštesnėm būtybėm. Ir reiškia taip gyja tiek iš tos kažkokios patirtis, kurios buvo tam karminio kūno, jis valosi. Nes iš tos tokios plikos karmos galima išeiti tik tai per aukštesnius pasireiškimus. Tai ten yra užvadinti, kad tai budhi kūnas, kad tai atma kūnas, reiškia, kas yra neapčiuokama, neapsakoma ir neaprašoma, tai nėra matoma akimis, tai yra kažkokios tokios praktikos ir sąlytis su tais tokiais žmonėm. Ar jūs tą sutiksit, ar jūs tą tikrai tyrai praktikuosit, visą laiką jaučias, kad tai yra iš viršaus, iš kažkur labai toli, o jeigu tai yra transcendentinė praktika, tai yra jau giliai viduj. Tai nėra galvoja jokių būdų, ne čia, nes čia tai būna astralinis kūnas ir visi tie draugeliai, aš vadinu, apsėdimai visokie. Ir baimės, ir taip toliau. Tai kurti tą likimą lemti galima per aukštesnius būtybės kontaktus su tais tokiais aukštesniais pasauliais ir tai būtų tas patyrimas to 4D vadinamojo. Kad tai rojinės planetos, kad tai kažkokios būtybės, kurios visada jaučia laimę. Visada. Nes mes čia Žemės planetoje jaučiam 50/50, priklausomai vėlgi nuo sąmonės, nuo optimizmo lygio, nuo to astrologinio išsidėstymo, nes ten ir matosi karminis kūnas. Astrologiniam išsidėstyme matosi karminis kūnas, ką mes atsinešėm per daugybę gyvenimų, bet tai yra koreguojama, keičiama. Beje, tuo pačiu reklama, nereklama, kaip norit vadinkite, astrologijos gurų mokymai, 7 grupė pradeda studijuoti nuo rugsėjo 1 ir dar galima prisijungti visi, kas norėtumėt. Ten konkrečiai mokysimės jau astrologiją, analizuosim savo šito gyvenimo savybės, charakterį, pasireiškimą, kodėl gauna visus atsakymus tam žmonės, kodėl būtent taip, kodėl būtent to noriu, kur link reikia eiti ir taip toliau. Ir bendrai su tuo gaunas, kad vis tiek sąmonės lygmuo pakyla į viršų ir išsiplečia ir suvokimas ir taip toliau. Tai nebūtinai, kad tapsite astrologu, bet tai yra didžiulė nauda savo vidiniam gyvenimui. Tai čia 4 tas D, nenoriu aš čia labai plėstis, visi, kurie norit kažkur tai jungtis ir išklausyti mano seminarus, kurie būna ir po 2 ir po 3 valandas, tai jungitės, kai aš siūlau, kad prisijungti seminarą arba į kažkokius tai mokymus. Ilgos paskaitos. Ir 3 dimensija, tai yra šio pasaulio lygmuo, visiškas plikas karminis lygmuo, kai žmogus sako, aš neprisijungsiu prie jokio agregoro. Angelų agregorų, viskas yra agregorai, dabar labai populiarūs tokie yra išdidus tokie, kur paskui kraujais per grėblius, paskui vis tiek anksčiau ar vėliau dar ir parašo, prisiklauso, sako, čia sektantė, čia kažkokius tai būrė fantazijas, čia į astrologiją nori įtraukti ir į kiną nori įtraukti kažkokias tydimo. Aš pats galiu, aš milijardinė būtybė, ta kažkokia tai kažkoks tai dust, tik tais dulkelė šitoj visatoj, galiu čia visą pasaulį nugalėti.
aš toks susireikšminimas, ego mechanizmas, ne, nuolankumo nebuvimas ir vis tiek anksčiau ar vėliau visi ir aš ir jūs ir mes ir jie gaunam tokias situacijas, kai taip išspardo šiknutę, kaip sakant, kad paskui nieko nebenori, galvoju, tikrai ne aš, yra kažkoks tos dievas, yra kažkur, tada jau pamato, prisižiūri ir bėga jau ten kur ten ieškoti pagalbos, ne, tai reiškia anksčiau ar vėliau ta šikna visiems ateina. Tai čia ir yra 3D tas dažnis. Visiškas plikas karminis kūnas, tai visi tie prietarai, kad jeigu ten pamatėjai juodą katiną, ten bėgantį per gatvę, tai tau laukia tavo gyvenimą atskris juodulys, ten jeigu paukštis atsitrenkia į langą, tai pranašauja mirtį. Ir visi kiti dalykai. Gelbėtojo tas sindromas, ne, kad pavyzdžiui, kad jūs gali pasakyti kokią nors, ir profesionali, tokia matanti, ezoterikė, kaip sakant, galbūt būrėja, moteris, tokia, kur yra žmonių, kurie labai stipriai mato, turi giluminį matymą, bet tai bus 3D matymas, ne 4D ir ne 5D gyvenimo kūryba. Gali pasakyti, kad, jūs esat išrinktas savo giminės kad jūs turite eiti gelbėti giminę ir padėti jiems, kad visiems ten visom babom, visiems babom, ten ir šitas dažnai pakelia ego, ne, kad, aš mane išrinko, aš čia kaip pusdievis koks galiu būti ir dabar išlėkiu gelbėti ten visų, parlėkiu, žinot, tai, aš pavyzdžiui, dabar parlėkiu iš Indijos į Lietuvą, išlėkiu jau čia gelbėti savo giminaičių neišmanėlių ir parlėkiu į giminės susitikimą ir ten aiškinu, negerkit alkoholio, turėkit išminties, imkitės proto, eikit mantras kartot, ar bent paklausyt, sakys, tu, Jėzau, tik tu pliūrink iš čia mums proto neknisus, mes ką norim, tą darom, mes norim šokti pagal 2 gaidelį, mes norim prigerti 7 butelius viskio, atsiknisk tu nuo mūsų. O aš, didžioji gelbėtoja, vis tiek, jūs turit būti išgelbėti, aš galiu jums padėti, aš esu ypatinga. Ta prasme, gali tokių, žinot, susireikšminimo elementas, tai čia tas ir yra, tas, kad kažkiek galbūt tas žmogus ir turi jėgos, nes jį išrinko. Subtiliam kūne galbūt ir išrinko, nes yra galbūt stiprus, sėkmingas ir nori tos pagalbos. Ir labai daug žmonių, juk dėl ko eina į bažnyčią ir į šventyklą žmonės, dėl ko eina. Dėl ko susikūrė tas bažnyčios ir tiek daug tų šventyklų eina, padės aukelę, ten padės savo tą grašelį, paaukojimą, reiškia 10 nuo algos ir neva tai dievulis duos daugiau laimės, daugiau pinigo atneš, daugiau duonos, ne, kasdienės. Tai nieko panašaus, tai ir yra tas 3D tikėjimas Dievu kažkoks, tai kad jeigu aš Dievui paaukosiu ten kunigui kokiam pinigėlį, tai man bus kažkas gerai. Šiaip aukos brahmanams ir tikriesiems išminčiams yra nuostabus dalykas, jeigu tik rasit kam paaukoti, tokiam, kuris iš tikrųjų viskas grįžta neapsakomai daug, bet tai turi būti iš tikrųjų tas, kuris yra, aš tik įvardiju 3D, 4D, 5D, kad būtų galima abstrakciją tokią padaryti, kaip visi tie kunigai, kurie dabar yra tik tai sistemiškai iškepti ir tarkim ten pedopipilai kokie nors, ten kaip dabar čia mėgsta plėtkinti, tai jie nėra niekaip susiję ir jiems aukoti yra netgi bloga karma, nes prisijungiat prie kažkokių tai iškrypėliškų nesąmonių. Kaip atskirti? Nepraktikuojant tų dalykų atskirti neįmanoma, nes kaip tu gali atskirti, tu negali atskirti, jeigu tu nematai, pavyzdžiui, aklas žmogus, ar jis gali atskirti mėlyną, raudoną, negali, jis nemato, bet jisai gali per vidų, galbūt jo pojūčiai, jam kažką atėmė, bet kažką tai davė, arba gali stipri intuicija turintis pamatyti va čia, va čia, arba va čia, tai gali, bet taip, tai kaip tu atskirsi, čia visą laiką visi nori viską atskirti, nieko nedarydami, arba paklausti to išminčiaus, kuris atskirto, ne? Gerai, jeigu išminčius visais laikais ir būdavo, ir Dvaparo jūgai dar buvo tų iš tikrųjų išminčių, bet būtent Dvaparo jūgai jau pradėjo nebeklausyti žmonės, nebeklausydavo išminčių patarimų ir dėl to atėjo ta Kalijūga, nes nebeklauso, daro savaip kažkaip ir tai pastebima yra. Ir praktikoje astrologiniai dar kažkur reiškia, aišku, dalis žmonių tikrai pasitikė, klauso, eina to link, kiek ten jų jėgos gali, o dauguma, čia nieko nežiūri paskui. Net nenori girdėti, nenori žinoti, bet kažkokia prasme galim sakyti, kad tai suprantama, nes žiūrint, kas jums patarinėjo, ne, kas ten davė jums tą atsakymą. Tai tai tas pasaulis išeina į tus kitus sluoksnius ir tie, kurie visiškai nieko nedaro, jie yra plikam karminiam kūne, tai dažniausiai tai tas toks gyvenimas yra toks sunkus, nuobodus,
tai požymiai gali būti laiko nėra, nieko nespėju, ten kaip voverė rate, ten įbėgo, išbėgo, nieko nespėjau atrašyti, po 20 savaičių atrašė, ten ir dirba po 20 valandų, bet vis tiek nieko neuždirba, ten sveikata po velnių, ten vidinis širdis tabaluojasi, serga, tai tie visi, kur skiepai, kurie pas gydytojus lankosi, kurie nesupranta, kad ir pats gali išsigydyti ir tos aukštesnių būtybių pagalba gali išgydyti, tai čia tokie požymiai. Tai va, tokie požymiai ir viso to išvada, kad nepraktikuojant ir nieko nedarant bet ką, netgi nesportuojant, reiškia, tu negali turėti gražaus kūno. Jeigu ir atsinešiai kažkokį tvirtesnį kūną, tai yra praeitų gyvenimų karma, reiškia, praeitam gyvenime buvai sportininkas, dabar gali pabimbinėti, galbūt kažką kitą nuveikti. Karmiškai gavai sveiką kūną, gali galbūt kartais ir kokio šlamštuko suvalgyti, bet karmiškai negavai tos sveikatos, tai reiks labai žiūrėti. Ir visa tai yra tokia visą apjungianti tokia holistinė pasaulėžiūra, kad kiek daug toj visatoj elementų, kiek daug joje yra visko. Materialaus pasaulio Dievas yra tas, kurio jūs prašot, kad Dievuliu duok man duonos kasdienos, Dievuliu duok man, ten pasimeldė 2 minutės, paprašė kažko, tai čia yra tas materialus, kad tik tai gauti kažką. Ketvirtos tos išmatavimas irgi yra gerosios karmos kūrimas, tai žinojimas, kokius tus pusdievius garbint, bet tikrai ne tai, kad statulėlę pasidėsit, nusipirkit ir mantrų nekartosit ir santykių su ta dievybė nekursit, nieko panašaus. Nebus, sakys, nieko netikiu, niekas nepadeda, aišku, nepadeda. O jau tas už materijos, kas yra, reiškia, už materialių visatų, tie pasauliai, jie būtent jau remiasi su ryšiais, kai sutikote šventą žmogų, gavot jo palaiminimą arba klausot transcendentinių mantrų, transcendentinių paskaitų, skaitot šventas knygas. Tai vėlgi, tai knygos tikrai nebus apie tai, kaip uždirbti milijoną, tai bus greičiausiai labai šokiruojančios egutį.